Sąmonė ir pasąmonė. Sąmonė yra mūsų dvasinis suvokimas, mūsų buvimo ir egzistencijos šviesa. Sąmonė yra kaip šviesa, kuri apšviečia mūsų gyvenimą ir patirtis. Ji leidžia mums suvokti save ir pasaulį, priimti sprendimus ir sąmoningai patirti gyvenimą. Per sąmoningą buvimą mes galime siekti dvasinio augimo, savęs pažinimo ir giluminio supratimo. Sąmonė yra mūsų ryšys su aukštesne dvasinė esme ir visatos išmintimi. Sąmonė leidžia mums būti aktyviais kūrėjais savo gyvenime, pasirinkti, kaip reaguoti į įvykius ir kokius sprendimus priimti. Tai yra mūsų laisva valia ir gebėjimas sąmoningai formuoti savo patirtis. Pasąmonė yra giluminė išmintis ir universali atmintis, sujungta su mūsų siela ir visatos energija. Pasąmonė yra saugomi ne tik mūsų asmeniniai prisiminimai, bet ir gili dvasinė išmintis bei patirtis, kurios kaupėsi per daugybę gyvenimų. Tai mūsų sielos knyga, kurioje įrašytos visos pamokos ir patirtis. Pasąmonė jungia mus su kolektyvinė sąmonė, visų žmonių ir būtybių bendrais išgyvenimais ir išmintimi. Tai yra dalis visatos dvasinio tinklo, kuriame dalyvaujame. Pasąmonėje saugomos traumos ir negatyvios patirtis yra galimybė gydymui ir transformacijai. Atskleidžiant šias paslėptas dalis, mes galime išlaisvinti savo sielą nuo senų žaizdų ir atverti save dvasiniai laisviai. Sąmonė ir pasąmonė yra dvasinio gyvenimo du aspektai – šviesa ir šešėlis, kurioje mes egzistuojame ir augame. Sąmonė yra mūsų akimirka, kurioje mes sąmoningai patiriame gyvenimą ir kuriame savo tikrovę. Pasąmonė yra giluminė sielos knyga, kurioje saugomos mūsų patirtis ir išmintis, sujungta su visatos energija. Suprasdami ir dirbdami su šiais aspektais, mes galime siekti dvasinio augimo, gijimo ir harmonijos su savimi ir visata.